Labas rytas. Malonu, kad tęsiasi bendradarbiavimas. Sausio 27 dieną Lietuvos krepšinio treneriai rinkosi Lietuvos sporto universitetą, kuriame vyko Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos seminaras. Jame savo žiniomis dalinosi sveikatos ir sporto sričių specialistai, treneriai Vytenis Trumpickas, Raminta Sakalauskaitė, Daiva Vizbaraitė, Dainius Adomaitis, Tomas Keršis bei Petras Mikučionis. Daug kas pasakys tą frazę, kad visas krepšinis nuo gynybos prasideda, tiek puolimas, tiek gynyba, tačiau man buvo įdomu to pasidalinti, todėl kad aš labai gerai prisimenu prieš berods 8 metus, kai pirmą kartą pats atvykau į seminarą ir tikrai prisimenu tos seminarus ir kaip treneriai pasakojo ir kai ką ir pats į galvą įsidėdavai, kažkokį pratimą panaudodavai, taip kad tas man yra įdomu, mano supratimas yra toks, kad vis dėlto reikalinga ta gynyba gera, ypač 1 prieš 1 ir grupinė gynyba ir po to tik tai yra komandinė, taip kad man tai yra artima. Šitų visų seminarų idėja tokia, vis tiek susirenka visi žmonės, kurie išmano krepšinį. Kiekvienas turi savo supratimą, savo filosofiją, jeigu pavadint galim taip, kaip ir gynybai, kaip ir puolime, tačiau kartais kai kurie dalykai atrodo ir paprasti, jie pasimiršta greičiausiai. Taip, kad jie yra tokie daugiau gal prisiminti gerai žinomus dalykus vėl iš naujo. Ir kai kurie tai pratimai yra nauji, vienas treneris naudoja vienokius, kitas kitokius, taip kad čia jų yra tų pratimų 100 000, taip kad tai yra naudinga.